Kai Hisashi Auchi atvyko į Tokijo universiteto ligoninę po to, kai patyrė didžiausią radiacijos lygį istorijoje, gydytojai buvo priblokšti. 35 metų atominės elektrinės technikas beveik visiškai nebeturėjo baltųjų kraujo kūnelių, todėl neturėjo imuninės sistemos. Netrukus jis pradėjo verkti krauju, o jo oda pradėjo tirpti. Branduolinė avarija prasidėjo 1999 m. rugsėjo 30 d. prieš pietus atominėje elektrinėje Tokaimuros mieste Japonijoje. Trūkstant saugos priemonių ir saugumo taisyklių, atominės elektrinės valdžia pasiryžusi laikytis termino, liepė Hisashi ir dar 2 darbuotojams sumaišyti naują kuro partiją. Tačiau 3 vyrai nebuvo apmokyti šio proceso ir maišė medžiagas rankomis. Tada jie netyčia įpylė 7 kartus didesnį urano kiekį į netinkamą baką. Hisashi stovėjo tiesiai virš bako, kai gama spinduliai užtvindė kambarį. Kol gamykla ir vietiniai kaimai buvo evakuoti, Hisashi kova dėl išgyvenimo tik ką prasidėjo. Laikytas specialioje radiacijos palatoje, kad apsaugotų jį nuo ligoninėje platinamų ligų sukėlėjų, Hisashi dažnai kentėjo dėl širdies priepuolių, tačiau šeimos reikalavimų buvo atgaivintas. Jo vienintelis išsigelbėjimas nuo kančių būtų galutinis širdies sustojimas po ilgų 83 dienų. Daugiau nei 7 siuvertų spinduliuotės poveikis žmogui laikomas mirtinu. Prižiūrėtoja Jutaka Yokokava susidūrė su 3 ir buvo vienintelė grupėje, kuri išgyveno. Masato Shinohara buvo paveiktas 10 siuvertų, o Hisashis buvo paveiktas 17 siuvertų.